tikriausiai pirmą kartą gyvenime tiek daug keikiausi gamindama. Šis receptas turėjo būti itin greitas, paprastas ir lengvas. Tačiau neapsigaukit. Viską pasiruošiau, susivėriau iešmelius. Žodžiu, viskas vyko pagal planą. Beliko tik pasidaryti tešlą. Įpyliau 200 gramų kukurūzų miltų, tiek pat speltos kvietinių miltų, porą kiaušinių, padruskinau ir po truputį pyliau pieną, kad išgaučiau tirštą tešlą. Ir tada prasidėjo visas linksmumas. Prie dešrelių tešla niekaip nelipo. Aš ją pyliau šaukštu, rankom, lipdžiau ir vargais negalais sulipinau. Ir pasirodo, problema buvo dešrelėse. Jeigu gaminsite pagal šį receptą, imkite dešreles, kad jos būtų matinės, neslidaus paviršiaus. Šeimai patiko ir aš gaminsiu dar, tik jau su kitomis dešrelėmis.